Gerai. Žodžiu, vienas iš momentų, kuris man buvo svarbus irgi laiku, kai kelių metų bėgyje, paskutinių kelių metų bėgyje, kai aš dariau, tai buvo tas irgi kvestionavimas ir nepasitikėjimas. Iš esmės visa ta sistema, struktūra, rinkinio, į kurį papuoli, kai studijuoji ir po studijų, ir abejonė. Mano paties santykis, aš visą laiką turėjau distanciją nuo to lauko, nuo institucijų, nuo procesų, nuo networkų ir taip toliau. Ir iš pradžių aš kažkurį laiką dėl to nerimavau, bet dabar suprantu, kad tai netgi ir į naudą buvo tas distancija, nes aš visą laiką turiu distanciją nuo procesų, nuo meno procesų. Tiesiog, man natūraliai, aš tiesiog juose dalyvauju labai pakankamai rezervuotai, sakysim. Ir pagal visus dėsnius, kaip aš suprantu, tai nenaudinga, kuriant tą menininko tapatybę ir taip toliau. Čia vienas yra iš tų charakteristikų, kaip galima apibūdinti tai, ką aš dariau iki šiol, kad per abejonę ir kvestionavimą visko, iš to gaunasi pasiūlymai, kuriuos po to vienaip ar kitaip pateikė toj pačioj institucijai, dalyvaudamas parodoje ir panašiai. Bet viso to tokia priežastis, kaip aš savo įsivardinu, tai yra vienu žodžiu galiu, tiesiog sąmoningumas. Kaip sąmoningumas man buvo tas raktažodis, kuris prie kurio aš prieinu, kai pats save pradedu kvestionuoti ir pats pradedu savęs klausti, ką aš ir kodėl ir ką turėčiau atlikti vienu ar kitu atveju. Yra daug kitų tokių charakteristikų. Viena iš jų yra, pavyzdžiui, nepasiruošimas, neturėjimas iš ankstinių kažkokių tai paruoštų jau. Čia vėl dabar, aišku, biškai atsiranda prieštara savo pačiam, nes kaip aš lyg ir turiu tas strategijas, turiu strategiją nepasitikėti, sakysim, bet čia nėra gal strategija, to labiau tai nėra stilius ar kažkokia tai pasirinkta išraiškos stilistika ar kažkaip, bet iš to gaunasi, iš to nepasiruošimo gaunasi, kad aš realiai praktiškai neturiu darbų, kurie būtų padaryti ne kažkokioj parodai. Tol, kol tu neturi kvietimo daryti kažką, tai realiai tu nieko nekuri. Tu darai kitus dalykus, gyveni savo gyvenimą, ta prasme, dirbi prie klausimų, kurie yra svarbus tau, užsiimi savo reikalais, kol tu tuo pačiu, aišku, tu teiki, aplikuoji ir panašiai, bet iki tol, kol tu neturi kvietimo, tu neturi ir pasiūlymą. Kai man reikėjo sudalyvauti NDG, aš nuėjau ir padariau savo darbą NDG, be NDG prašymo, be prašymo NDG, kad leistų. Tiesiog nuėjau ir padariau savo diplominį akademijai NDG. Ta prasme, dalyvauti galerijoje yra daug būdų. Nebūtina prašyti, kad tavęs ir nebūtina, tu gali nueiti ir padaryti savo, nežinau, aš šiuo atveju padariau tam tikrą, galiu pavadinti intervenciją ar panašiai, bet man nereikėjo prašyti. Taip, čia vėl skamba labai biškai toks maivimasis, bet iš tikrųjų tai buvo tas etapas, kada nereikėjo, kada tiesiog ateini ir darai tai, ką tau reikia. Nes tai yra kažkuria prasme didesnis iššūkis negu sekti tą įprastą logiką, kaip
kaip menininkas papuola į galeriją, į muziejų ir taip toliau. Gerai, jeigu, žinai, taip viskas labai sukondensuotai, man ir buvo įdomu, kad pasižiūrėt, kaip atmest visą tą, žinai, mistiką ir tiesiog labai nesudėtingai mechanizmą parodyti jam pačiam ir viskas. Ir pasižiūrėti, ar tas reflektavimas tų institucinių mechanizmų, ar jisai gali tapti meno kūriniu. Čia buvo daugiau provokacija ir klausimas, kurį aš uždavinėjau savo ir uždavinėjau tam pačiam meno lauke, žinai. Tas kūrybinis procesas, jis yra perdėm mistifikuotas ir realiai tai žinokit, kad kur čia laikinį meną yra žiauriai paprasta. tą akimirką, kada tau užduodamas klausimas, tu turi pateikti atsakymą. Tu negali turėti pasiruošto kažkuria prasme atsakymą. Čia toks šiek tiek gal net labai pretenzinga sakyti dzeniška, bet šiek tiek yra tame kažkokio tokio dzeno, žinai, kad tu iki to laiko visą, ką tu darėjai, tu galima sakyti, tu galbūt ruošėsi tam momentui, kada tau bus užduodamas klausimas. Ir nuo to, ką tu ten darėjai, kaip tu gyvenai, koks tavo gyvenimo būdas, kokias tu praktikas praktikavai, kokia tu užsiimi meditaciją, ką tu vartoji, koks tavo gyvenimo būdas. Tai yra iš esmės gali būti pasiruošimas tam momentui, kada tau bus užduotas klausimas ir tu tada pasakysi savo atsakymą tam. Mane tas labai vežė, aš taip mačiau. Tiesiog, negaliu pasiruošti iš anksto nieko. Tiesiog, ir po to, kai pradėjai galvoti, kodėl, tu randi savo paaiškinimą, nes, tu prasme, turi tuo momentu įvykti kažką, žinai. Tai va tas atvejis ir buvo, tas visiškai modelis toks ir buvo, kada tu gauni kvietimą iš Janso dalyvauti jo parodoj, tai tu gali, aišku, aš galėjau pasiimti temą, tiesiog tą vieną žodį, raktažodį, bet labai natūraliai, tu pirmiausiai žiūri, kokį tu turi santykį su Jansu šiuo atveju. Ir pirmiausiai, kas aktualizavosi man, tai tas kontroversiškas performances, kurį tu darėjai. Ir viena iš charakteristikų, kurios nepaminėjau, kuri man yra svarbi ir įdomi ir manau, kad liks įdomi. Tai yra prieštaringumas, kontroversiškumas ir tas ribos momentas, kada ne viskas yra prieiti tą ribą santykyje su institucija, kada institucija sako stop. Kada jinai jau sako stop, tu žinai, kad tu prieėjai kažką, kas bent kažkiek įdomu. Kitu atveju tai gali būti, kartais tai tiesiog nežinau, ar man, kai aš galvoju apie save, aš nieko nebandau pasiūlyti vertinimą kitiems dalykams, bet aš galvoju, kad tai yra tiesiog kartais gali būti energijos ir laiko švaistymas. Jeigu tu neprieini kažko ribinio, tai klausimas, ar tu iš tikrųjų turi tai daryti. Nes jeigu tai nėra kažkas riba, tai kas tada? Dizainas. Smagu matyti menininką.